Sveiki, kas žiūrite antrąją dalį pamokos, kurioje mes kalbame apie kombinatoriką. Na ir praeitą pamoką užbaigėme tuo, kad išnagrinėjome vieną uždavinį, kuriame mes naudojame kombinatorikos sumos taisyklę, o dabar būtent nagrinėjame kitą pavyzdį. Šitą pavyzdį nebereikalo paėmiau, galima sakyti, labai panašų į tą, kurį aš nagrinėjau prieš tai. Tiesiog, kad būtent dabar pamatysime, reiškia, kaip sąlygos, tarsi atrodo skamba gal ir panašiai, bet, reiškia, jau mes naudosime visai kitą taisyklę, kadangi mūsų prašo visai ką kitą paskaičiuoti. Tai reiškia, Jonas ir vėl eina į parduotuvę, ir vėl yra, tarkim, 10 rūšių bandelių, 7 rūšių vaisių, 12 rūšių daržovių, tačiau šį kartą jisai nori ne tiesiog pasirinkti kažkurią vieną prekę, tačiau jisai nori nusipirkti tiek bandelę, tiek vaisių ir tiek daržovių. Reiškia visko po vieną, bet jis nori būtent nusipirkti jau visus šios 3 dalykus. Na ir dabar, spręsdami mes, reiškia, į šitą sąlygą žiūrim taip. Šį kartą, reiškia, uždavinys prašo rasti, kiek skirtingų rinkinių jau mes galime sudaryti, imdami po 3 elementus. Reiškia, jau mes dabar jau sudarysim rinkinį, kadangi bandelė, vaisius ir daržovė sudaro, reiškia, rinkinį. Mes sudarom rinkinį iš 3 elementų. Ir dabar jau, aišku, mes naudosimės daugybos taisyklę, kadangi mes, kaip galim įsivaizduoti, reiškia, turime bandelių aibę, turime vaisių aibę ir turime daržovių aibę. Ir iš kiekvienos šitos aibės mes paimam po vieną elementą. Na ir, arba kitaip sakant, tai, kad yra daugybos taisyklė naudojama, mes galime nuspręsti pagal tai, kad yra žodelis ir. Kadangi Jonas renkasi iš 10 bandelių ir iš 7 vaisių ir iš 12 daržovių. Taigi, viso pasirinkimo galimybių jisai turi 10 × 7 × 12, 840. Reiškia, kaip matom, žymiai padidėja būtent jau pasirinkimo galimybių, kai mes renkamės ne kažkokį vieną elementą, o būtent jau sudarinėjam rinkinį kažkokį. Na, pažiūrėkime į kitą pavyzdėlį. Šį kartą Tomas turi 5 korteles su skirtingais ant jų užrašyti skaičiais, nulio tarp jų nėra. Tai kiek skirtingų triženklių skaičių gali sudaryti Tomas? Na, žinoma, čia sąlygoje aš galbūt vieną dalyką, kurį nepaminėjau, tai tie užrašyti skirtingi skaičiai, jie visi yra vienženkliai. Kad, netrodytų, kad, tarkim, gal jau pirmoji kortelė yra triženklis skaičius, tai užtektų tuomet ir vieną kortelę paimti ir mes jau turėtume triženklį skaičių. Ne, tiesiog ant kiekvienos kortelės yra parašytas vienženklis skaičius. Ir tarp tų, reiškia, kortelių nėra tokios kortelės, ant kurios būtų 0 parašytas. Vadinasi, tam, kad sudaryti triženklį skaičių, aš turėsiu traukti 3 korteles. Na ir, žinoma, na ir dar aš galbūt, jeigu jau taip pilnai viską pasakius, kad vėl nekiltų kažkokių klausimų, žinoma, kai mes ištraukime tas korteles, mes jų paskui jau tarpusavyje nebemaišom. Reiškia, tiesiog ištraukime vieną kortelę, o kitą kortelę, kai ištraukime, reiškia, jau ją dedame šalia tos, kuri jau buvo prieš tai ištraukta. Reiškia, nėra ir to vadinamo grąžinimo. Reiškia, kai ištraukime, tarkim, galėtume ir taip daryti. Ištraukim kortelę, įsimename, koks buvo skaičius, arba jį kažkur užsirašom, o tą kortelę, kurią ištraukim, vėl padedame atgal. Ir paskui, kai antrą kartą trauktume, vėl galėtume ištraukti tą patį skaičių. Bet mes šį kartą, reiškia, nagrinėjam tą atvejį, kai tiesiog ištraukime kortelę, o jau kai sekančią, reiškia, įtraukime, jau padedame šalia prieš tai ištrauktos. Tai vadinasi, dabar klausia, tai kiek vėl skirtingų galimybių yra sudėti tą triženklį skaičių. Tai galvokime taip, reiškia, aš pirmam skaičiui ištraukti turiu 5 galimybės, kadangi aš galiu ištraukti bet kurį skaičių iš tų 5. Antram jau turėsiu 4 galimybės, kadangi, kaip sakiau, kortelė atgal yra negrąžinama, vadinasi, aš jau, kai trauksiu antrą kortelę, turėsiu tik 4 galimybės. Nuo trečiam kartui, reiškia, kai trauksiu 3 kortelę, turėsiu jau tik tai 3 galimybės, kadangi jau bus 2 paimtos. Na ir kadangi mano tą skaičių sudaro tiek pirmasis, tiek antrasis ir tiek trečiasis skaitmuo,
arba kitaip sakant, kad girdėtus tas žodelis sudaro pirmasis ir antrasis ir trečiasis, tai aš naudoju būtent kombinatorikos daugybos taisyklę. Ir aš gaunu 5x4x3 ir viso 60 galima sudaryti skirtingų triženklių skaičių. Bet pasirodo gali būti ir tokių uždavinių, kur ir vienu metu teks pritaikyti tiek sudėties, tiek sandaugos taisyklės, nes dabar mes išnagrinėjome 2 uždavinius, vieną jų mes išnagrinėjome praeitoje dalyje, o kitą šioje, tai vienam uždaviniui mes naudojame sudėties, kitame sandaugos. O dabar pažiūrėsime, kaip gali būti pateiktas uždavinys, kuriame reikia panaudoti abi šias taisyklės vienu metu. Tai uždavinys galėtų skambėti taip, vėl apie tos pačius skaičius. Tik tai šį kartą prašau sudėti, reiškia, tai yra ne tiek, kad traukti, tiesiog net nėra tos sąlygos, kad traukti korteles, tiesiog, tarkime, turime nuo 0 iki 9 skaitmenys, reiškia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ir aš būtent iš tų skaitmenų tiesiog noriu sudaryti triženklius lyginius skaičius ir kad skaitmenės tame skaičiuje nesikartotų. Tai aišku, kažkiek yra panašu į tai, kad tarsi būtų traukiamas viso kortelės, galėtume ir taip interpretuoti, kad būtų padėtos 9 kortelės ir tiesiog jos yra traukiamas. Čia jau kaip norite, galite įsivaizduoti. O dabar būtent pažiūrėkime, kaip reikėtų paskaičiuoti. Taigi šį kartą mes turėsime šitą uždavinį suskirstyti į 2 dalis. Pirmiausiai galbūt reikėtų atsakyti klausimą, kodėl iš viso reikia dalinti 2 dalis. Tai dalinti 2 dalis šito uždavinį reikia dėl to, kad, pagalvokime, jeigu mes spręstume šito uždavinį, tarkim, panašiai kaip prieš tai spręsto uždavinį. Reiškia, tiesiog sakytume, tarkime, kad dabar turime 10 skaitmenų, ne? Tai pirmam skaitmeniui aš turiu parinkti galimybių 10. Antram, tarkim, sakyčiau, kad turiu 9. O trečiam, tarkim, 8. Tai sudauginęs gaučiau 10 x 9 x 8. Bet pagalvokime, ar toks skaičiavimo būdas yra teisingas. Vien jisai dėl to yra neteisingas, kadangi mes neatsižvelgiame skaičiuodami būtent galimybių skaičių tai, ar mes sudarome lyginį skaičių ar ne. Jau vien tai yra blogai. O antras dalykas, kuris yra blogai, tai pagalvokime apie tai, kad mes negalime, tarkime, teikti, kad pirmam skaitmeniui mes skiriame 10 skaitmenų parinkti, kadangi 0 būti negali. Aišku, jūs sakysite, mes galim sakyti, kad yra tik tai 9 galimybės. Bet čia ir vėl mes susidurime su ta, kaip čia pasakyti, su tokiu paradoksalia tokia situacija, kad jeigu mes, tarkim, tarsime, kad pirmam skaitmeniui gali būti 9 galimybės, vėl tada neaišku, kas atsitiko, tarkim, antram skaitmeniui, ar mes, tarkim, buvom parinkę 0 ar ne. Nes jeigu mes nebuvom parinkę 0, vadinasi, paskutinis skaitmuo gali būti 0, kas mums labai būtų gerai, nes mes tuomet gautume lyginį skaičių. Bet jeigu mes jau tą, reiškia, to 0 neparinkome, tai, žodžiu, nežinau, dabar gal ir sunku paaiškinti, bet iš tiesų tai sukeltų mums labai didelių problemų. Žodžiu, geriausia yra šitą uždavinį iš tiesų pasidalinti į 2 dalis. Ir reiškia, pirmiausiai paskaičiuoti, kiek lyginių skaičių mes galime sudaryti, kad paskutinis skaitmuo būtų 0. Ir, aišku, skaitmenys skaičiai nesikartotų. O paskui paskaičiuoti, kiek mes lyginių skaičių galim sudaryti, kai paskutinis skaitmuo yra 2, 4, 6 ir 8. Ir lygiai taip pat skaičiai, tai yra skaitmenys skaičiai nesikartotų. O tuomet paėmė tik pirmą ir antrą atvejį kartu. Reiškia, mes ir gausime iš viso, kiek yra galimybė sudaryti būtent tą triženklį lyginį skaičių. Tai kaip aš toliau šitą uždavinį spręsiu, jūs galėsite pamatyti dar vienoje dalyje.